Sveiki, esu Irina Jarets, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus bibliotekos edukatorė. Esame mano darbo vietoje kūrybos laboratorijoje. Tai yra bibliotekos erdvė, kurią gali naudotis bibliotekos lankytojai įgyvendindami savo kūrybinius projektus. Turime įvairios įrangos, pavyzdžiui, drabužių dizainams arba garso įrašymui. Ir viena iš veiklų, iniciatyvų, kurią jau 5. kartą įgyvendinom kūrybos laboratorijoje, yra taisymo kavinė arba Repair Cafe. Kodėl čia? Turim čia edukacijų, taip pat ir moksleiviams, ir jaunimui susijusių su elektronika, su mikrokompiuteriukais, supažindinam su programavimu ir tokiu keliu nuėjom iki to, kad susibūrė bendruomenė, kuri mėgsta ir moka ir nori užsiimti elektronikos taisymu. Vienas savanoris, Imantas, pasiūlė šią idėją. Tiesiog kaip bendruomenės renginys, kuris tuo pačiu ir turėtų edukacinę vertę, pamokytų apie tai, kaip veikia elektroniniai prietaisai, bet taip pat tokia atsvara pertekliniam vartojimui. Mes sugalvojom šį renginį, pirmą kartą mes jį padarėm per Juodąjį penktadienį, 24 metų lapkričio 29. Tai tada, kai prekybos centrai labai aktyviai visus vilioja su nuolaidom ir su įvairiais raginimais pirkti kuo daugiau daiktų, kurie nebūtinai yra reikalingi. Ir atkreipdami dėmesį į tai, kad dažnai dabar žmonės nežino, kad daiktus galima taisyti, atgaivinti. Naujam gyvenimui tai atrodo arba per sunku, arba per brangu, bet daug operacijų galima atlikti, išmokti atlikti ir patiems su profesionalų pagalba, bet tokiam bendruomenės rate. Tai sulaukė susidomėjimo renginys ir vyksta dabar kas mėnesį. Kūrybos laboratorija yra Adomo Mickevičiaus bibliotekos edukacijų erdvė. Čia vyksta daug visko. Tai galim, nežinau, nuo ko pradėti. Čia yra ploteris, čia ploteris, čia termopresas ir čia tokia rūbų atnaujinimo stotelė. Dabar ruošiamės kitą mėnesį paleisti ir tvarios lėtos mados klubą, kadangi turime siuvimo mašiną jau. Siuvimo mašina taip pat sutaisyta, nepirkta nauja, o atnešta darbuotojos. Bet čia jau su profesionalių dirbtuvių pagalba pavyko pataisyti, bet džiaugiuosi, kad ir čia gavosi tokį tvarumo elementą išsaugoti. Tai tiesiog bendradarbiavom su dėkui stotelė ir čia galima, pavyzdžiui, pasigaminti papuošti kaip nors marškinėlius, kokį nors dizainą sukurti arba tuo pačiu atgaivinti, suteikti antrą gyvenimą rūbui, ten uždengus skylę ar kažką tokio. Jo, tai čia vienas iš užsiėmimų. Su mažesniais vaikais mokomės, kaip apskritai yra rūšiuojama tekstilė, kaip ją galima atnaujinti, kaip ji yra gaminama. Ir taip pat pavieniai lankytojai gali taip pat apsilankyti kažkokį savo kūrybinį sumanymą įgyvendinti. Biblioteka pati savaime yra tvari vieta, tvari institucija, kadangi dalinamės knygomis. Vietoj to, kad pirktume, galime perskaityti ir perleisti kitam, čia tiesiog yra pati savaime jau be jokių hakatonų ir išradimų, tiesiog sena kaip pasaulis idėja, tvari. Ir kūrybos laboratorijoje bandom išplėsti tą bibliotekos tvarumo savoką. Kai bandom išplėsti, koks mano požiūris yra, kad
labai daug esame raginami save matyti kaip vartotojus. Vartojimo visuomenė, vartotojiškumo žmogus kaip vartotojas, kurio tikslas yra uždirbti daugiau, kad vartotų daugiau. Ir čia bandau kurti tokią kūrybinę bendruomenę, kas yra atsvara mano požiūriu. Kai žmogus kuria, jis yra iš tikrųjų laimingas, nes jis jaučia tą pasitenkinimą, kad aš sugalvojau kažką, įgyvendinau savo rankomis, tai sukūriau. Ir kūrybos laboratorijoje tiesiog tai nuo bet kurio lygio nereikia būti kažkokių menininkų, meistrų, visiems tai yra prieinama. Net ir žmonės, kurie ateina į taisymo kavinę, galbūt tikėdamėsi, kad čia aš jums paliksiu daiktą ir sutvarkysiu, bet randa mus su tokiu požiūriu, kad jūs išardykit dabar patys ir jau prasideda tada įdomus dalykai. Prasideda iš tikrųjų žmogaus galėjimas veikti ir žmogus jau pamato, kad jis gali savo rankomis kažką pagaminti, kažką pataisyti, kas yra sugadinta ir tai labai įgalina. Tai jo. Todėl ir stengiamės, pirmiausia, viską darom savanoriškai, tai mes nesam taisykla, nėra mūsų tikslas tiesiog žmonėm nemokamai taisyti daiktus, nebent būna skirtingų atvejų, bet labai svarbus yra tas edukacinis aspektas. Labai džiaugiuosi, kad su vaikais ateina, kai vaikai pamato tokias dirbtuves, kurias turbūt įprastame gyvenime nesutiktų, kažkur neapsilankytų. Ir tai yra natūralus smalsumas, kažką išardyti, kažką taisyti. Aišku, tai yra nesudėtingi elektronikos darbai, mes netaisom čia kompiuterio ar kažko tokio, bet kištuką laido pakeisti jau mokomisi arba išmokstam. Ir tuo pačiu ir bendravimas. Ir tada lengviau susitaikyti ir su nesėkmėm. Nes dažnas atvejis, kad daiktas nepataisomas. Ypač naujesni daiktai, kurie yra jau užprogramuoti taip, kad kai jis sugedo, jam kažkas toj plokštėj, tose smegenyse, tai tu arba pirk tą naują plokštę ir ji kainuos taip pat kaip ir naujas daiktas arba daugiau. Arba ir rūšiavimo konteinerį. Tai tiesiog būna tada tokio truputėlį nusivylimo, bet tai yra visada gera tema diskusijai apie tai, kaip mes apskritai vartojam ar kaip dabar tie daiktai yra padaryti. Nes paskutinį kartą taisymo kavinėj, man atrodo, tik kelis pavyko iš tikrųjų išgelbėti daiktus. Buvo tokie super high-tech infraraudonos svarstyklės, kažkas tokio, ir išardėm ir pamatėm, kad ten nėra nieko mechaniško, kad taisyti. Nors pagalvojus, svarstyklės yra labai toks tiesmukas, paprastas gan dalykas, kurios gali būti net ir mechaninės, be jokios elektronikos. Tai irgi tokia erdvė pagalvoti, ką mes perkam, ką mes vartojam, kiek mes pasitikim ir perteikiam mūsų gyvenimo tiems išmaniesiems įrenginiams ir kiek mes turėtume visgi turėti įgūdžių patiems savo gyvenime tuos prietaisus ir pažinti ir galbūt sutaisyti, jeigu reikia. Tai čia yra svarbus gyvenimo įgūdžiai. Man atrodo, be bendruomenės iš esmės ta tvari visuomenė neįmanoma, nes tvarumas yra apie tai, kad mes dalinamės galų gale. Kad mes dalinamės įgūdžiais, kad mes dalinamės ir daiktais. Individualistinė visuomenė
yra vartotojiška. Mes norim kiekvienas tos pačios knygos, aš noriu nusipirkti, kad turėčiau pas save lentynai. Tai labai yra palanku žmonėm, kurie nori tau parduoti kuo daugiau daiktų, sakyti tau, kad tu turi turėti viską, kiekvieną įrankį, kiekvieną kažkokį daiktą, kažkokį baldą, kažkokią knygą, viską. Tu turi nusipirkti, įsigyti, kad būtum, angliškai tai yra self-sufficient. Kaip čia lietuviškai pasakyti? Bet aš labai tikiu tuo community sufficiency. Tai yra ir biblioteka, knygos, žinios, prieinamos, puikios knygos, kurias tu gali nemokamai pasimti namo, pasisemti žinių įkvėpimo ir perduot kitam ir nelaikyti ir netempti to daiktų su savim visą laiką, jeigu kažkur kraustaisi. Ir taip pat. Ir čia turime litavimo kampelį, tau nereikia įsirengti savo dirbtuvę, jeigu tu nori išmokti taisyti elektroniką, taip pat ir siuvimo mašiną, taip pat ir visos kitos priemonės. Ir čia atsiranda tas bendruomenės aspektas, kad mes turim bendrauti, pasidalinti, suprasti, jog nebūtina yra, kad pirmiau turi būti kūrėjas negu vartotojas. Nors labai faina yra, kai kažkokį naują hobį susirandi, viską daug prisipirkti. Bet žymiai smagiau yra, kai nesi vienas, gali tuo dalintis. Ir galima sakyti, kad jūsų taisymo kavinė padeda išsaugoti tam tikrą kultūrinį paveldą. Iš tikrųjų, galima tai pasakyti, tam tikrą kultūrinį paveldą, nes tas kultūrinis paveldas, jis nebūtinai yra tam tikro senumo, visą laiką laikas eina į priekį ir tie daiktai, pavyzdžiui, senovinės kokios nors. Dabar galvoju, va. Keli žmonės man pasakė, kad šita lempa yra iš jų vaikystės. Tai čia dabar neįdėta lemputė, bet jeigu įdėt tą senovinę lemputę, kuri kaista, tai tada čia sukasi vidus. Tai labai kultūrinis paveldas. Nežinau, tiesiog mėgstu lempas, mėgstu šviesą, tai va šitas va daiktas toks. Ir tai suteikia tokį individualumą, nes nuvykstam į tas pačias parduotuves, įrengdami mūsų vienodos interjerus, bet jeigu mes tą lempą ištraukę iš rūsio, iš mūsų vaikystės sutaisom ir įkomponuojam į mūsų namų interjerą, tai jau bus kažkas unikalaus. Kartais tai yra gerai, kartais tai yra perteklius, nes vis tiek reikia netarnauti daiktams, o mokėti juos ir paleisti, jeigu nepavyksta sutaisyti. Bet labai džiaugiuosi, kai ateina žmogus su daiktu, su kažkokia istorija, su kažkokiu prisiminimu. Kad žinot, kai aš buvo toks taisymo kavinė atvejis. Tuoj mes čia biški garsai, taisymas vyksta. Jo, tai pavyzdžiui, taisymo kaviniai netaip seniai buvo. Moteris atėjo, žinot, kai aš buvau maža mergaitė, šitą lempą žiūrėjau į ją ir švietė man, kai aš užmigdavau. Ir dabar noriu parodyti vaikams ir padėjom sutaisyti. Tai nuostabu. Ir jo. Jeigu institucijos, žmonės, komandos, bendruomenės, šeimos, grupių, draugų grupės nori žengti tvarumo keliu, pirmiausia patarčiau pažiūrėti į tai, ką jau turit. Naudoti tai, ką jau turi. Tai būtų toks pirmutinis principas. Vieną akimirką tiesiog suprasti, pasakyti savo,
stop, kol kas neįsigyju daugiau daiktų, žiūriu į tai, ką turiu. Pavyzdžiui, čia vat šitie, čia yra termoplevelė, iš jos išpjaustom kažkokį dizainą, vat čia ploteris gali įvairius labai tiksliai išpjaustyti įvairius dizainus ir tekstą, bet vis dar lieka likučiai. Ir sugalvojom kad juos galima tiesiog karpyti žirklę ir puikiausiai naudoti taip pat kaip dizaino elementas rūbams. Tai vienas iš dalykų. Kitas dalykas, tas, kuris jau turim peržiūrėti, nežinau, savo spintą, ką jau turim. Čia vat yra iš dėkui stotelių surinkti marškinėliai. Arba tiesiog ir pati patalpa galbūt tokia, kokią jau turim. Čia dar daug galiu tokio parodyti perpanaudojimo pavyzdžių. Pavyzdžiui, šita lentyna irgi yra iš kitos erdvės bibliotekos. Perpanaudojimas kažkokių dar elementų, kurie galėtų būti šiukšliam. Nežinau, ką čia dar parodyti jums tokį įdomesnio. Tiesiog apsidairyti, pažiūrėti ir naudoti tai, ką turi, nes, Jo, tai va šitas kavamalės, tik tai nepavyko mums ištraukti. Čia norėjom peiliuką šitą iš šitą įdėti, bet daug daiktų yra padaryta taip, kad ne viską galėjo išardyti taip lengvai. Ko čia turim? Aha, jo, čia yra kavinukas, vis dar laukia savo čėso. Šitas lempas irgi, jeigu tiesiog. Arba, pavyzdžiui, kai kurie dalykai, pavyzdžiui, čia su elektronika viskas ok, bet leidžia vandenį, virduliukus. Tai manau, kad kažkaip ieškosiu, kur leidžia ir gal bandysiu arba silikonint, arba kažkaip rasti būdą įveiklinti. Dar vienas dalykas, čia yra mūsų kavos aparatas. Irgi iš dėkų stotelės. Jis veikia, tik nieko nesako. Veikia, tik nekalba, nes tiesiog neveikia jo ekranėlis, bet mes kažkaip bandom su juo susišnekėti. Ir kavą turim kūrybos laboratoriją. Jo. Mes dabar esam tose neatnaujintose erdvėse, bet jos man turi tokio žavesio, nes galėjom kažką kurti taip, kaip norim, nes kai jau yra viskas atnaujinta, remontas, baltos sienos, tai yra labai žavu. Irgi ir man labai patinka naujoviški makerspace'ai, kurie būna bibliotekose, bet mūsų toks su savo jaukumu irgi. Pavyzdžiui, piešinys šitas irgi ant sienos ir kažkokie elementai, kurie yra galbūt kažkam chaotiški, man labai gražus jie. Ir visą laiką čia kažkas vyksta, visą laiką kažkas keičiasi. Dabar startuojam su Lietuvos mados klubu, nes norim siūt. Norim taisyti, kaip čia, mend lietuviškai, galvoju. Gerai, taisyt tos daiktus, nes ir dabar dėkui stotelė labai yra aktyvi bibliotekoje, yra ta didesnė, kurioje yra daugiau daiktų, yra mūsų su marškinėliais, nes turim presą, kuris marškinėliams dažniausiai naudojamas. Tai tekstilė irgi įdomi labai tema. Šiaip kažkokia meninė veikla, turiu mega dėžę žurnalų ir koliažų, kas irgi savaime yra toks tvarus meno, tvari meno rūšis. Begalybė yra tų idėjų, ką galima naudot, kai tu pradedi žiūrėti tai, ką jau turi, kai tu turi kažkokią medžiagą ir pradedi joje matyti kažkokį. Plotiriavimas tai yra dizainą ant rūbų,
siuvimas bus, galima skenuoti fotojuosteles, dar taisymo kavinė ir elektronikos kampelis, tada garso įrašai, muzika, tinklalaidės, 3D spausdinimas ir daugiau įvairūs renginiai tokie labai išskirtiniai. Įdomus senovinės fotografijos būdas. Man patinka edukacija su senovinė fotografija ir iš dalies jos taip pat mus grąžina prie tvarumo, nes grąžina prie to jausmo, kai tu suteiki vienam kadrui daug dėmesio, kai tu fotografuoji galvodamas, kai tu dėlioji kompoziciją galvodamas, vietoj to, kad kurtum daug skaitmeninių šiukšlių, be jokios minties ir nesąmoningai pyškindamas tiesiog, kas yra aplinkui telefonu, kas, nebūtinai yra blogai, yra įvairių būdų dokumentuoti gyvenimą, bet tas lėtas fotografavimo būdas man yra tuo žavus ir aš džiaugiuosi, kad aš galiu apie jį papasakoti moksleiviams. Pavyzdžiui, pinhole fotografiją mes užsiimam, tai čia... Mačiau, galėsi iš 3. Jo, tai čia užtamsita dėžutė, kamera apskūra efektas ir mes tada išgaunam nuotraukas. Ir vienai nuotraukai tau reikia, jeigu dar pats pasigamini fotoaparatą, tai iš visą kelią praeini su tuo vienu kadru. Ir jo tada matuoji, žiūri, ir laiką tenka kelias minutės palaukti, tada išryškini ir tai pasidaro labiau vertinga. Linkėčiau atrasti biblioteką, atrasti bibliotekos paslaugas, bibliotekos edukacijas, bibliotekininkų suteikiamas paslaugas. Per knygas gali labai daug atrasti ir žymiai daugiau negu internete arba paklausus ChatGPT. Galiu jums parodyti lentyną. Čia yra knygų lentyna, paroda, kurie specialiai taisymo kaviniai paprašiau surengti kolegės. Tai pavyzdžiui, visos galimybės ir DIY paeiliui kokie žingsniai. Čia ir knyga apie antrinį panaudojimą įvairiausių daiktų. Vartydamas, prisiliesdamas prie tokio. Čia viena iš čia daug jų. Tai irgi yra procesas, toks bendravimas su knyga. Tai linkėčiau, pavyzdžiui, pasidaryk pats. Viskas apie statybas. Puiku, galim vis tai paguglinti, bet tai bus visiškai kitokia patirtis. Ir atrasti biblioteką, ateiti, skirti tam laiko, pavartyti, suprasti tą ir medžiagiškumą knygos ir suprasti, kad mes galim rinktis, kam skirti laiko. Ir tai labai įkvepia kurti.